Paisley Šultis užaugo ramiame kaimelyje Itakos pakraštyje Niujorke. Ji išgyveno 4 trumpus gyvenimo metus, kol jos tėvai Kirk Šultis Jr. ir Kimberly Cooper prarado jos ir jos vyresniosios sesers globą ir mergaitės buvo perduotos į globą kitoje šeimoje. Tada 2019 m. Liepos 13 d. Paisley Šultis dingo, o jo šeima buvo sukrėsta. Nors policija įtarė, kad tuo metu 4-metę pagrobė jos biologiniai tėvai, praradę jos globą, šiems įtarimams patvirtinti prireikė beveik 3 metų. Šiemet po beveik 3 metų paieškų 6 metų mergaitė buvo rasta gyva ir sveika savo biologinio tėvo namuose. Detektyvai jau seniai manė, kad ji ten buvo laikoma, tačiau anksčiau apsilankius šiuose namuose, jos tėvai Kimberly ir Kirk policijai suteikdavo tik minimalę prieigą apieškoti jų namus. Jie neleisdavo policijai apieškoti miegamųjų ar rūsio ir kadangi policija neturėjo pakankamai įkalčių gauti kratos orderiui, jie atlikti tolimesnės paieškos namuose negalėjo. Viskas pasikeitė vasario 14 dieną, kai policija gavo dar vieną pranešimą. Visa informacija, kurią jie anksčiau gavo, buvo tik gandai, dėl kurių jie nieko padaryti negalėjo. Tačiau šis naujas pranešimas, kuris kol kas viešai neskelbiamas, tačiau jame buvo faktinių įrodymų, kad mergaitė buvo paslėpta jos biologinių tėvų namuose. Gavus šią informaciją, vietos policija pagaliau galėjo gauti kratos orderį ir pareigūnai atvyko į namus pirmadienį. Per kratą pareigūnai pirmą kartą aptiko slaptą kambarį rūsyje, o jame buvo lova, kurioje atrodo buvo miegota, o ant vienos iš sienų buvo užrašytas Paisley vardas. Namo savininkas neigė žinojęs apie jos buvimo vietą ir tvirtino, kad jie tik paruošė jos kambarį, jei ji kada nors būtų rasta. Apie 21 valandą detektyvas Erikas Steele pastebėjo, kas atrodė kaip antklodė, kai jis nukreipė žibintuvėlį į plyšį tarp medinių laiptų rūsyje. Erikas ir jo kolegos išardė laiptelius ir pamatė 2 mažas pėdutes. Tada jie ištraukė Paisley iš po laiptų. Mergaitė po laiptais slėpėsi ir tyliai ten gulėjo apie valandą laiko, o policijos viršininkas sakė, kad ši laikinoji slėptuvė tikriausiai buvo naudojama kiekvieną kartą, kai policija lankydavosi jų namuose. Gyva ir sveika mergaitė buvo grąžinta teisėtams jos globėjams, o kalbant apie jos motiną Kimberly Cooper ir jos tėtį Kirk Šultis, jie iš karto buvo suimti ir apkaltinti mergaitės pagrobimu iš jos teisėtų globėjų ir dėl jai sukelto pavojaus.